Kadangi orai mus vis dar lepina, nepraleisime vėl papusryčiauti prie jūros. Bandėme surasti tą pačią vietą, kur buvome apsistojusios anksčiau, tačiau neradome, todėl kiek tolėliau paėjusios visai neblogai įsikūrėme kitur. Kadangi mūsų visi rytai būna labai ankstyvi, mes 8 ryto jau buvome prie jūros ir ėjome darytis pusryčius, nes jau buvome labai išalkusios. Blynus paliksime kitam kartui. Šiandien norėjome pasidaryti karštus sumuštinius. Ir viskas labai paprasta. Sūris, kumpis, salota, pomidoriukas, viską gražiai susukam ir pakaitinsim ant ugnies, kad gražiai sūris išsilydytų, gražiai tortilija apskrustų ir bus, manau, be galo skanu. Bet kiek vėliau pasikalbėjus, ar vis dėlto blynai ar karšti sumuštiniai, tai vienareikšmiškai nugalėjo blynai ir sakė, mama, kitam kartui vis dėlto prie jūros noriu blynų. Nežinau kodėl, bet gamtoje keptas maistas visada yra daug skanesnis. Ir iš tikrųjų yra be galo paprasta pasidaryti kažkokį šiltą maistą tiesiog prie jūros. Ir po visko buvom sugalvojusios, kad pasiimsim piešimo popierius ir tiesiog piešim tai, ką matom gamtoje. Ir jūs gerai pastebėjote, didysis hamakas atiteko mažajam šeimos nariui, nes ten tiesiog patogiau. O aš vos telpau į tą mažiuką. Vėliau nuėjom piešti prie jūros, nes jau ant hamako nebesugalvojom ką ir nepatikėsit, liepė mamai pozuoti ir taip, ir šitai. Maži vaikai ilgai ramiai būti negali, todėl jiems reikia dūkti, tai mes turim dūkti kartu. Ir neįtikėtina, kad tokią karštą dieną, bet paplūdimys vis tiek buvo beveik tuščias, nors už 500 metrų pavažiavus žmonės jaučiu vienas prie vieno susėdę, vos telpa. Taip, mes likusią dieną džiaugiamės savo tą tylą, ramybę, gamtą, nes iš tikrųjų buvo neįtikėtina, net sunku papasakoti, koks yra smagus jausmas. Tada vėl truputį padūkom, nes vėl buvo nebeįmanoma ramiai nusėdėti. Ir tikiu, kad šią vasarą tokių dienų gali būti tikrai nedaug, todėl šiandien ir ši savaitė man yra išvis kosminė. Tiek ilgai laukta šiluma pagaliau atėjo ir jau tuoj praeis pirmas vasaros mėnuo, todėl mums liko tik 2. Džiaukimės viskuo, ką duoda šita saulytė. Iki kitų kartų.